čia su tais dviračių surinkimais įvairiais ir parodymais, kaip kai kurie gamintojai feilina. Prie video buvo toks komentaras, o tai kokį tada dviratį pirkti, kad nebūtų problemų? Nu, realiai nežinau. Ir tam žmogui atrašė kažkoks kitas vartotojas, Scott. Nieko neargumentavo, nieko. Nežinau, man tai... tarkim, žiūrim tiesiai. Naujas. Atvažiavo Scottukas. Speedster Gravel. Netgi knygutė yra. Kas iš karto man į akį krito, tai tiesiog dėžę atidariau ir what? Net vairo juosta neužvyniota. Vairo juostos vyniojimas čia toksai darbas, kuris bent man atrodo sudėtingas, jeigu tu nori jį padaryti gražiai. Kad vienodi tarpeliai būtų, kad lygiai viskas sueitų, kad nebūtų jokių ten atstumų kažkur tai nereikalingų, kad šitų rankenėlių uždangaliukai gražiai užsispaustų. Kad taip padaryti, tai man užtrunka, nežinau, kad kitiem mechanikam, bet man realiai užtrunka, kad būtų viskas taip nuo A iki Z. Tai kas ten dar dėžutėj? Kaip jūs jį vadinat? Svarbiausia idėja, komplektacija, tai gali būti, kad tipo atitiko reikalavimus. Yra. Taip, atšvaitai. Irgi kaip visada sumesti. Skambutis yra. Distancinis žiedas įdėtas į komplektą. O tai čia kokia kasetė pas mus? 3, 2, 11. O tais... Gerai, čia aš turiu klausimų, tik iš raidės pažiūrėsiu. Ne visom 11 pavarų kasetėm reikalingas žiedas ir ne visom 11 pavarų kasetėm nereikalingas žiedas. Tai žiūrėsim ir... O kur vairo juosta? Yra, radau, nėra. Paprasta. Klijuojama Scott Syncros juosta. Tai bandysim surinkti. Tikiuosi, čia mums bairių nebus ir žmogaus atrašymas į komentarą, kad reikia pirkti Scott, yra teisingas. Nemėgstu aš iš tikrųjų. Čia ne būtent apie tą komentarą. Aš nemėgstu žmonių pasisakymų be jokių argumentų, kada ten parekomenduokit tą, ar kažką trečią. Ir pasipila sąrašas kažkokių nesvarbų prekių, ten paslaugų, nežinau. Bet tai man labai... Čia gal reikalingas praksis. Turiu aš apie jos nuomonę. Tai tas sąrašas, jisai nerekomendacija. Tu jeigu neparašai jokio argumento, dėl ko ta prekė yra geresnė, ar koks yra jos privalumas, kad ir jeigu jinai tau graži, tai nes graži. Tada sutinki, o taip parašyti tiesiog Čia neprisikabinėjimas. Čia mano gyvenimiška tokia pozicija. Jeigu... Žodžiu, jau paaiškinau. Vidinis trosavimas.
jau čia eina į madą. Gražu, taip, bet būtent šituo atveju šarvai su hidrolinijom eina į vairo kolonėlės guolio vidų, kaip aš matau. Ir jeigu jums reikės pasikeisti vairo kolonėlės guolį, bus laba diena. Reikės visas hidrolinijas atjunginėti, visus šarvus, viską ištraukinėti lauk. Taip, čia vairo iškiša konstrukciškai padaryta, kad viršui nebūtų tarpelio. Ir būtent taip ir pažymėta toj vietoj, kur nereik palikti tarpo ant prispaudimo dangtelio, parašyta no gap. Jeigu jūs patys taip susigalvojat daryti, tada gaunasi, kad dangtelis konstrukciškai tam nepritaikytas ir va. Šičia gal pasimatys, nepasimatys. Gal nelabai matosi. Kada jūs priveržėt be tarpelių ant vairo iškišos, kur neparašyta no gap, tai dangtelis susiskersuoja, jisai būtent apskaičiuotas taip, kad jūs vienodai priverštumėt. Ir tada veržėt, varžtas linkimą gauna. Tai nedarom taip. Neprivartaujam varžtelių. Uždėsiu šiek tiek čia montažinės vario pastos, kad nepradėtų su laiku traškėti, nors ant tokių didžiulių dangtelių tai vargu ar čia traškės. Bet kad būtų 100%. Taip. Žinau, kodėl čia neužviniota vairo juosta. Nes vidinis trosavimas per vairo iškišą ir jeigu būtų užviniota, tu negalėtum dviračio supakuoti dėžę. Va kaip. Tai aš manyčiau, kad jeigu jūs keliaujat ir norit su savim pasimti dviratį į dėžę, tai gražu, bet jūs neišsiardot dviračio. Jums reikia visą sistemą nuiminėti ir tada kažkaip čia kombinuotis. Nes vairą tik nuėmus, čia vairo juosta užvinioti visi šarvai, tai jūs vairo nenusėmat, jūs tik tais atsileidžiat ir kas iš to. Pavalykim tą paliuką, kur užtapiau šonų, biškį priličiau. Tai toksai niuansėlis. Gerai. Čia viso surinkimo aš gal jums nerodysiu, nepavaizduosiu. Ant pramoninių guolių, valio. Bet tokie patys no-name'ai, kaip rodžiau ant Meridos Ailex kursų defektų. Viskas trinasi. Ojei, čia stabdžių apkaba iš viso šonų stovi. Tai jūs ką nors reguliavot gamykloj? Kas man įdomiausia, tai kad šitas dviratis nupirktas Lietuvoje dviračių parduotuvėje, bet jisai o šiais laikais taip galima pirkti, kad visai neparuoštas būtų. Tai kaip garantija tada kas suteikia? Nes gaunasi, jeigu aš dabar surenku ir prifeilinu, ir tada tas savininkas varo į parduotuvę, sakys kažkas blogai, ten
pavyzdžiui, realiai jo negarantinis koks nors atvejis, o jam pardavėjas sakys, tai tau kas surinko, tas tegu ir žiūri. Ar ne taip? Žodžiu. Nu, nestovi man čia. Stačiau galinį ratą ir kažkaip man įtartinai pasirodė, kad labai daug vietos. True Axle stebulė graveliui 142 mm turi būti. Žiūrim. Taip, užfiksuojam, kad niekur nieks nenuvažiuotų čia man. Šimtas 43,5. Rimtas gamintojas taip daro. Jo, 1,5 milimetro nieko čia tokio. Grožis kokybiškose daiktuose detalėse. Pagal mane tai va, taip. Turi būti, tai va, tiksliai. Jeigu daiktas kokybiškas, tikrai ne ant visų dviračių, o taip va ratai statai ir jauti, kad jisai va vaikšto šonu. Ir kai jau pradedi veržti, ir matosi net kaip susiveržia rėmas. Čia 1,5 milimetro jo nedaug. Kabinėjęs, reikia kabinėtis. Štai surinkau aš tą Scott dviratuką. Speedster Gravel, ten kažkoks tai numeris, nežinau. 2.11 pavarų sistema, GRX-as. Kasetė Shimano, bet vat priekinis blokas ne GRX-as. Nežinau, kam čia tokį sprendimą reikėjo daryti. Arba gamykloje tai pigiau gaunasi, arba gražiau estetiškai, nežinau. Bet Praxis turi vieną tokį bairį, kad jiem miniklio velnio guoliai nelabai tinka, tie visi standartiniai, visą laiką kažkoks mandras ten guolis būna ir kai reikia keisti, tai būna problema. Ir netgi dėžėje radau aš tai tokį kaip vos ne manualą su jų kokie švaistikliai būna blokai ir kokiems reikalingi kokie guoliai. Va, kiek jų daug. Matot? Ir šitie visi guoliukai, miniklio velnio guoliai, jie bottom bracket, kitaip vadinami angliškai, tai jų prieinamumas yra apribotas ir juos dažniausiai reikia užsisakinėti iš kažkokių vokiškų online parduotuvių. Vietoj to, kad tiesiog naudot būtent ant šito modelio GRX bloką, paėmė ir įdėjo šitą, nežinau, kažkokių ten teigiamų atsiliepimų iš vis nesu girdėjęs apie Praxisą, tik tais neigiamus. Ne visiems ten gerai veikia, kažkokie grandinės nukrintinėja, kai dantračiai nusidėvi, dantratį irgi nenusipirksi, tai va, neužsisakysi, reikia iš kažkur siųstis ir kainuoja. Viskas, dvigubai tikrai brangiau negu kokį Shimano ar SRAMą imtum, jeigu ne dar daugiau, tai tiesiog čia va šito dviračio minusas. Va. Pataupyta ant stipinų, stipinai paprasti, nekintamo storio, 2 mm, tai aš manau, kad tai yra minusas, kintamo storio yra elastingesni, lengvesni, tiesiog ilgiau tarnauja, taip neplėšo ratlankių ir panašiai. Priekis tas pats ir vairo kolonėlė. Tai taip gražu, viskas integruota, visi šarvai eina per vidų, per guolio vidų ir nieko nėra amžino, reikės tai mums kažkada ardyti.
Ir guolį keisti, tai teks viską nusimti, vairą su stabdžiais, su rankenėlėm, viską atjunginėti lauk, visas hidrolinijas atjunginėti, išsitraukti tuos guolius, sudėti naujus ir tada viską atgal pajungti, sujungti, o čia, kadangi viskas per vidų, trosai pavarų neatsijungs taip tiesiog čia, o reikės išsitraukinėti ir išsitraukinėti per visą rėmą. Tai iš galo į priekį viską išsitrauki, pakeiti guoliuką ir viską atgal sukiši. Darbo, pusei dienos, taip, nežinau, 2 valandas tikrai čia va taip, jeigu imsi darysi ir nieks nebus kažkokių tai bėdelių, tai va realiai tiesiog laiko užmušėjas čia yra. Gražu, taip, nesiginčiu, bet transportuojant irgi jūs negalėsit tiesiog nusisukti šito stemo ir nusileisti iš šono šito vairą ir viskas ir padėti dėžę. Nebesigaus, nes tiesiog jis niekur nepasisuks, čia viskas paslėpta viduj. Stebulės su ratais, tai ratlankiais tiksliau. Ratas tai jau čia visas, o stebulė ratlankis elementai rato. Sinkros, Skoto visada kažkokie tai tokie brandinti, neaišku kas. Atrodo gražiai, bet kas čia per gamintojas, iš vis nežinau. Susitiesino tvarkingai, kažkokių ten sudūrimų nebuvo problemų su sudūrimu, jie yra sudurtiniai, nevirinti. Stipinų įtempimas buvo 50-50 iš vienos pusės, bet panašiai kaip DTS vis ratų būna. Taip, buvo ką veikti, bet nebuvo taip, kad darai ir galvoju, kas čia, kodėl. Išnešimas buvo tvarkingas, dišas, aš turiu omeny, centravimas. Tai rėmas man tiesiog gražus, lakuotas. Daug lengviau tokį rėmą plaut, prižiūrėti, jisai nesitepa, nebūna pirštų ant spaudų ant jo, tiesiog malonu turėti lakuotą rėmą, jis tiesiog praktiškiau. Graži spalva ir suvirinimas. Siūlės stambios, taip gražios, gerai padaryta, čia bandyta pašlifuoti, bet ne taip sušlifuota kaip ant kokio nors kanjono. Bet, pavyzdžiui, apatiniai daly irgi gražiai padaryta, gražios siūlės, kas ant kanjono nėra. Kanjonas viršui, ten matomos vietos super idealiai išlyginta, o va, apatinės dalys ten, kur nelabai jūs žiūri, tai ir palikta ten, va, kaip tokios virinimo siūlės taip uždėtos ir bangom, tai taip ir palikta. Va čia matosi šiek tiek labiau pasistengta. Presfitas į aliuminį man patinka, dėl to, kad nepažeisit jūs jokios riegio ir jeigu iš gamyklos iš karto gerai pataikyta su diametrais visais, kurie priklauso presfitui, kad guolis gerai presuotųsi, tai amžina sistema, realiai išpresuoji, įpresuoji naujus, varai toliau. Easy, nereikia nieko taisyti, sriegiai neužpūna, neužpuliuoja. Tiesiog gerai. Praksis lauk, šitas paslėptus dalykus lauk ir kaip ir stipinus tik tais geresnius sumontuoti ir kaip ir be kablių man šitas dviratis. Ar aš jį keisčiau į kanjoną, tai tikriausiai ne. Kanjonas vien tik dėl lako aš greičiausiai pasilikčiau šitą ir daugiau tai ne, daugiau tai gal ir no-name stebulės, kaip Merida Silex. Labai panašus, jokių užrašų, nieko nėra. Tai tiesiog čia ant ratų greičiausiai pataupyta, pagrindinė vieta, ant ko pataupyta, tai ant ratų. Viskas. Va, štai mano tokie pamąstymai, mano argumentai už šitą dviratį. Surinkimo proceso sorry nebus, turiu daug darbo.
tie filmavimai tai užima daug laiko. Bet norisi parodyti, tai esmę tikriausiai supratot ir greitai iki kito karto. Gerai, dar vienas kotus darom. Kažkoks hybridas. Subkros tikriausiai. Su hidraulika. Gerai. O čia tai naujiena, man. Made in the Netherlands. Skotai daug esu matęs Kambodžą, Malaizija, iš Taivano ten gal rečiau. Jo, pagrindinė masė būdavo Kambodža, Nyderlandai. Žiūrėsim, kaip surinktas. Oho, neperspausti guoliai. Ne taip, kaip turi būti, bet jau problemų turėtumėt mažiau. Nes būna ant tokių pigių stebulių, ten vos sukasi. Aišku, nieks nereguliuoja. Taip, guolį pareguliavau. Spaustukas. O tokie spaustukai, kurie plastikiniais galais, tai jie tiesiog patys pigiausi. Būna, kas keiščiausiai ir ant brangesnių ratų tokie, bet esmė tame, kad tas plastikas jisai susispaudžia ir kiekvieną kartą vis minkščiau ir galų gale neberakina rato ir arba guolis palaidas patampa, arba tas ratas pradeda klibėti. Ten reikia visą laiką susižiūrėti prieš kelionę, ar neatsileido. Ten patikima sistema, bet su savo trūkumais. Metaliniai Shimano, kur būna toksai ekscentrinis varžtas, viduj sumontuotas, tai daug patikimiau ten užspaudžiai ir viskas, ir jisai dirba ir nieko žiūrėti nereikia. Dviratukas XL dydžio, tai vos apžergiu aš jį, nors mano ūgis 1,83 m kažkur, 84 gal. Bet jau ant priekio atsistojus, jau ir nepaimčiau. Realiai didelis. Tai kartais būna, kad rėmas ant ribos, kai renkėsi dviratį. Ir tokiem žmonėm kaip aš, toks atrodo, nei XL, nei L, tai kažkaip aš vis dėlto link L dydžio. Kiek pastebėjau XL-us, kiek dviračių buvo dirbtuvai, visi kažkokie man dideli atrodo. Nors pagal gamintojų lentelės kaip ir turėtų tikti. Tai gal nebent jeigu ten į kelionės važinėt, turistaut, tai didesnis tiesiog ir bazė turi ilgesnė. Tai galbūt yra prasmės tiesiais keliais. Bet jeigu, pavyzdžiui, renkatės MTB ar gravelį, tai nors ir gravelį galima didesnį. MTB tai tikrai didesnis, tai jums tik trukdys iš esmės. Pataisiau rankinėlės, kad būtų bent 45 laipsniai kampas. Čia nebuvo labai prastai, bet ir ne taip, kaip kartais iš vis į viršų žiūri rankinėlės, tai ten surinkimas realiai tik tais prisuka ir parduotuviai kitą kartą taip ir parduoda. Į viršų žiūri rankinėlės ir viskas ok. Skoto Syncros komponentai kartais, net ne kartais, o tokių brangesnių variantų, visi varžtai būna su žvaigždute, Torx vadinasi 25 dažniausiai. Bet būtent ant šito modelio žiūriu, kad visi varžtai paprasti, ne Torxas, šešikampiai. Tai jo, greičiausiai kažkoks tai pigesnis variantas, tiesiog savo užrašą uždėjo, kad Syncros ir viskas kažkoks tai greičiausiai no-name'as su pripieštais
pavadinimais. Taip, balnakočio. Čia šitas nuimu patikrinimui ir matau, kad vamzdis yra suteptas gerai, nes dažnai tai nieko nesutepta būna ir jeigu patys susirenkat, tai neužilgo traškėt čia viskas pradeda ir ieškot tada sliekų, o pasirodo labai paprasta. Tikriausiai patys surinkinėdami, ko nepadarote, tai nepatikrinat, ar ratas iki galo įstatytas. Labai dažnai gal pusę atvejų būna, kada ratas ne iki galo įkištas į dropoutus, tai yra jis neatsirėmęs į savo poziciją, stovi kaip nors truputėlį šonu ir taip sureguliuoja dviratį. Viskas veikia, kaip ir plius minus įmanoma tai sureguliuoti, bet prie pirmo smūgio gali būti, jeigu ne iki galo užspaustas užspaustukas, arba kada transportuojat, išimat ratą, po to atgal įdedat iki galo ir nieks nebeveikia, nei pauros, nei stabdžiai braukosi ir jo, tiesiog surinkimo metu iš karto tikrinam, kad spaustukas gerai užspaustas ir ratas iki galo įstatytas. Aišku, aš dar čia ir kasetę patikrinsiu, ar priveršta, stabdžių diską, guolius ir čia guoliai paprasti, su konusiniai, labai pigus realiai. Ir dar į staklės įstatysiu, pažiūrėsiu tiesumą. Balnakotis Zoom, tai jo, realiai čia savo užrašų uždėjo. Zoom tai yra paprastas, kinietiškas, pigus produktas, kuris tiesiog tarnauja ir šiaip tai jie, ten jeigu imti Zoom šakės, tai viso nieko vertos, bet tokie komponentai kaip balnakočiai, vairo iškišos, ten vairai, visai okei, ten ir matmenys išlaikyti, aliuminis tvarkingas, nudažyti tvarkingai, paprastam dviračiui daugiau kaip ir nereikia. Tai va, Zoom, bet Syncros. Skotas, va. Taip, komplektų pedaliukai yra. Paprasti labai, plastikiniai. Atrodo, kad be guolių, paprastus įvorėlis. Šiaip kaip demo tinka jie, bet ilgai netarnauja, tai čia tokie pirmam važinėjimui. Pedaliukus nepamirštam susitepti. Dažnai aš matau, kada būna nesutepta ir kenčia tada sriegis. Realiai kažkokie pigus pedalai. Va, lietas plastikas, va, net minkšti atrodo. Jo, nebrangus dviratukas. Kai kurie elementai tikrai čia nebrangus, pigus, bet Deore sistema, priekinis žvaigždžių blokas ardomas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dantračius galima pasikeisti atskirai, juos sudėvėjus ir kaip taisyklė, jeigu blokas būna neardomas, o tiesiog štampuotas, ten supresuotas, suvirinta, tai jie tiesiog kokybė ten neblizga ir poweros jungiasi prastai, minasi su traškesiais, įvairiai ten, sakykime, netoks švelnus darbas. Dizaino prasme man jisai patinka. Pigi, nebrangi spiruoklinė šakė. Eiga čia jos, aišku, netokia, kokia gali pasirodyti. Iš tikro, tai kai spiruoklė jinai suveikia tik tais į pusę šitos eigos. Galinė stebulė Shimano TX505, ne? Jo. Geriau negu koksai ten Promaxas. Jos nieko ypatingo, bet jos šiaip ilgai gyvena. Palyginus. Iš gamyklos būna neperverštos ir konusai iš gerų medžiagų padaryti, guoliukai lygiai taip pat, Shimano labai geri guoliukai, apvalūs bent jau, tai sukasi puikiai, tiesiog pareguliuosim mes konusus, kad patikrinsiu tiksliau, jeigu reikia pareguliuoti, pareguliuosiu.
paprastas, geras hybridas su gerais stabdžiais, tai yra Shimano, kad patys pigiausi, čia 200-iniai, bet jie tarnauja metų metais ir prie jų lysti net netenka, jeigu nebūna kažkokių pažeidimų. Kaladėlės standartinės, bet kurioje dviračių parduotuvėje galima nusipirkti, tiesiog net neįsivaizduoju, kas jų galėtų neturėti. Jeigu viską sureguliuosim, pavarų čia 9 turėtų būti, 3, netgi gal 10, 10-tukas, nice. Kuo daugiau pavarų, bet kasetė dydžių neišsiskiria čia pas mus, 34 arba 32. Tiesiog tarp pavarų būna mažesnis dropas, mažesnis žingsnis, kaip lipti name laiptais ir kuo smulkesni laipteliai, tuo mums komfortiškiau užlipti. Tai lygiai taip pat su pavarom perjunginėt ir nėra to smūgio. Kaip ant pigesnių dviračių, ten 7 pavarų, 8 pavarų, tai ten tiesiog žingsnis didesnis ir jeigu į viršų jungiant ne taip bjauriai, bet apačion ant mažesnio dantračio grandinė krenta iš didesnio atstumo ir tiesiog būna smūgis didesnis. Kuo mažesnis atstumas, kuo daugiau pavarų, bet kasetė maža lieka, tai švelniau dirba sistema. Ir tie, kas važinėjot ant plentinių dviračių, ten kur kasetė 11.25, 11.28, 10-tukas, 11-tukas, esat pastebėję, kada jungi pavaras ir taip laipteliai tokie gražus, tiesiog malonu. Čia Oktalinkas, miniklio velenas, tai yra velenas su šlicinė sistema, ne kvadratas, tvirtesnis, kietesnis gaunasi nei kvadratas, pagal tarnavimo laiką, tai net nežinau, šiaip patikima. Kvadratai, kai būna susukti, tai ten gali būti bet kokio gamintojo, tiesiog kitą kartą pigus guoliai ir dėl to negyvena. O Oktalinko jau ten gamintojų nesumatęs kažkokių tai labai drastiškai pataupytų. Jau va. Grandinė KMC, gerai, beje Silver Black serija, tai nerūdyjanti, gera grandinė, va šitoje vietoje nepataupė. Padangos Booster, čia pas mus Kenda, turi jo Kenda, biudžetinis, sakykime, variantas, bet jeigu jau sudėvėsim mes jas, aišku, sudėvėsim, jeigu važinėsim, tai pasikeisti ką nors rimtesnio, ne Kenda. Tai Kendos aš pats asmeniškai nesirenku, kažkaip nelimpa man jos ir nežinau, neklauskit, ne Kenda. Vidinis trosavimas, šarvas, tiksliau hidrolinė stabdžių iš išorės, o vat pavaros, bet ne vientisai ir gaunasi, čia šarvas baigėsi, tada eina per rėmą, čia apačioje atrama ir gale vėl sujungimas. Ko tai blogai, tai kai reikia keisti pavarų trosus, tai tenka čia pažaisti su tuo kaišiojimu. Šituo konkrečiu atveju viduj susikryžiuoja trosai, nes priekinis yra iš šitos pusės, galinis iš tos. Čia tam, kad nesitrintų į rėmą, iki šiol esu matęs gamintojų, tiksliau ir matau gamintojus ir normalius gamintojus, kurie galinį pavarų perjungia trosą, perveda į čia ir jisai čia į rėmą trinasi ir lygiai taip pat iš tos pusės. Ir būna, jeigu palieka ilgesnį, tai dar ir į šakę trinasi. Tai su laiku patenka dulkės čia mums ant to šarvo, ant rėmo ir labai gerai šlifuojasi, tiesiog dažus labai greit nudrožia. Truputėlį pasivažinėjat ir jau pilkos vietos. Tai šičia sprendimas geras. Esant galimybėje aš netgi perdarau kai kurios dviračius, kad nesibraukytų. Suvirintas gražiai. Priekinė stebulė sinkros. Konusai naudojami ten tiesiog pigus.
paprasti kaip Promox'uose kokiuose, tai kai reikia pakeisti, tai Promox konusai tinka. Reguliuosim. Ir viskas. Nieko čia problemų realiai nebus ir nematau, dėl ko čia šitas dviratis galėtų būti kažkoks tai prastas ar čia paprastas, patikimas. Skotas šitą hibridų variantą turi, nežinau nuo kokių laikų. Esu matęs įvairiausių ten pataupimų, metai metam nelygus, vienais metais kažkokias ten detalės geriau gauna, kokias kitas ten ne visada, bet surinkimas ir rėmas tai kaip ir ok. Grandinė KMC dar kuo gerai, kad visada būna su quick linku, tai yra spynelė. Jeigu kartais pamatot Shimano grandinė, iš vis ne faktas, kad bus su spynelė ir gali būti, kad sujungimas su pinu, tai norint nuimti grandinę, ką mes dabar ir darysim, tenka tą piną išpresuoti, tai namų sąlygom be grandinės įrankio to padaryti neįmanoma. Ir jo, čia KMC pliusas, o Shimano iki šiol naudoja pinus ir ne ant visų dviračių būna pasitaiko ir netgi įmanoma nusipirkti Shimano grandinių, kad ir 11 pavarų ir užsirauti ant tokios grandinės be spynelės. Komo. Nuėmiau grandinę ir galit man paprieštarauti, kad tos spynelės yra vienkartinės. Gamintojas kartais taip ir nurodo, bet yra vienas toks bet. Štai čia yra spynelės kodas. Tikriausiai nesimatys jum. Štai. Nu, nesifokusuoja. Žodžiu, ten yra tas numeriukas. Štai šitoj vietoje yra numeriukas. Ten, matot, blizga. Ir prasideda jisai CL, ten kažkaip tai, jo, CL. Ir po to spynelės numeris. Ir gale, pačiam gale, paskutinė raidelė būna R. Tai vadinasi reusable. Jeigu R nėra, tai vienkartinis. Gražiai išsegus galima jį naudoti ir nieko neatsitinka, bet reusable gali drąsiai išsiginėti. Geriau, aišku, truputėlį suspaust iš kraštų su rankom ir tada su įrankiu išsekti, kad būtų tvarkingai ir nepažeistumėm. Ir reusable skiriasi, yra pas mus kraštelis toksai ten bortelis, kuris ne iš karto deformuojasi, nuimant grandinę ir jo galima kelis kartus naudoti. Na, žinot, čia labai retas atvejis, kada taip iš dėžės ir veikia poweras. Nu, praktiškai net ribotuvai gerai sustatyti. Net ir pratempus trosus, nieko čia neįvyko, neatsipalaidavo, neatsileido. Sutikrint realiai, net nebuvau atsuktuvo išsitraukęs, taip nebūna. Grandinę parašiau ir padariau su vašku. Vaško vonelė, naujiem dviračiam praktiškai jau net nebūna taip, kad aš pagal nutylėjimą to nepadarau arba klientas paprašo to nedaryti. Tai vasaros sezonui naudokim tiesiog vašką, švaresnę pavarų sistemą, netraukia purvo dulkių, tokiu būdu tiesiog ilgiau tarnauja ir viskas. Ir priežiūra daug paprastesnė, nereikia tos grandinės nuiminėti, plauti. Aš tai savo grandinės net neplaunu, pirmą kartą ją padarai, nuvaškuoji, viskas tvarkoji, o po to tik tais vandeniu tu nuplovai dviratį su šampūnu, pravalėjai, kad sausa būtų ir vaško ant viršaus, išdžiovinai ir tarnauja, viskas gerai su jie būna ir aš važiuoju 1000 kilometrų.
gal nedaug tūkstančių, realiai aš be spidometro važinėju, man nelabai aktualu, tiesiog mėgaujos kelionėmis, bet pas mane tarnauja ir kasetė gyvena ir nieko aš nesuvažinėjau. Ar tai dažniau dviratį keičiu, nežinau. Tai va, beliko sutikrinti varžtelius ir paleidžiu aš jį. Šitie varžteliai rėmė, tai tik tais taip, kad nebarškėtų ir neišsisuktų važiuojant, kurių čia nedaug ir yra. Viskas. Arrivederci. Pala. Speedsteris, kur surinkinėjau, kainavo 2300, dabar akcija 1750. You kidding. Rimtai, su tokiais ratais 2300. Nuo 1750 dar sausau, okei, kanjonas panašaus lygio gaunasi, bet su geresniais ratais. Priekinis žvaigždžių blokas GRX, o buvo Praxisas. Koks čia bairis? Tai jau prisukot, ką turėjot greičiausiai. Stebulės Formula Team 2. Gal tokios ir buvo. Lengvas. Nu taip. 2.11 pavarų sistema. Va šitas su integruota vairo šitais laidais integruotais. 1700. Gerai, nemanipuliuokim kainom. Šokiravo šiek tiek mane tą pradinę kainą 2300 be akcijos. Be komentaro. Norit dar vieną Škoto surinkimą? Šį kartą hybridas Subcross, tik tais ne 20 modelis, o 40. Tiesiog pigesnis variantas. Ir iš karto, net popierių net nenuėmęs, iš karto matau, kad jisai visai kitas čia dviratis, kitos stebulės, kiti komponentai, ten pavarų kiekis jau čia žinoma, kad bus visai čia kiti dalykai. Net rėmas kitas. Čia yra išorinis trusavimas ir jau, kaip ir sakiau, kai kada būna padaryta taip, netgi rimto gamintojo atrodo. Pat trinasi į šakę šarvas. Va. Į rėmą ir į šakę. Tai čia po kiek laiko bus, tiek čia nudrošta viskas ir baisiai atrodys. Ir šakė iš tolo atrodo kaip ir ta, kaip ant to buvo su rakinimu, bet pasižiūrėjau, ogi ne, pabandžiau pamaigyti, jinai neveikia. Zoom, kaip ir jau ir minėjau, kad vairai balnakočiai, čia irgi zoom beje, tik tais jau čia priveržimas yra vienu varžtu ant tokių šlicų, tai ne visada pavyksta idealiai balnelį išstatyti pagal save, jisai turi žingsnį. O čia šakė šitą tiesiog, jinai stringa. Tu ją spaudai, net nežinau, aš tikriausiai šito dviračio nerekomenduočiau pirkimui, jeigu nori normaliai važinėtis kasdieną, pavyzdžiui, kad būtų komfortiška. Tos santūros šakės irgi ten nestebuklas, bet jos veikia. Šita tai neveikia, jinai tiesiog žingsniuoja. Nuimu popierių ir pasižiūrim, kas čia galų gale gaunasi. Jo net supakavimas kitoks, panašus kaip į to buvo, bet aš turiu įtaminį žymų, kad jisai gal kitoj gamykloje daromas, nors gal ten pat. Stabdžiai Tektro, hidrauliniai, taip jie veikia, taip jeigu tvarkingi, bet ne visada jie būna tvarkingi. Man yra pasipuolę, kad tiesiog arba apkaba kreiva, ten kaladėlės kažkaip tai negerai stovi,
arba iš vienos pusės tas stumokliukas vieną kaladėlę labiau stumia negu iš kitos pusės ir niekaip neina sureguliuoti. Tiesiog viena pusė mažiau vaikšto, kita daugiau. Ten gali ir sutepti, ir išvalyti naujas, realiai. Ne tai, kad ten pavažinėtas, kaip dabar surinkinėjau, tenka keisti apkabą. Tiesiog dėl to ant Shimano tokių nemačiau. Gal buvo vienas kažkoks tai pratikėjimas, bet toksai iš retesnių. O Tektro surinkinėjai dviratį, iškart galvoju, kad tik būtų viskas gerai. Sureguliuoti, tai aišku, galima, ten ir šonų stovi, ne per vidurį ten stabdo tas diskas, ten kažkaip tai nebrauko, stabdyti stabdo jo, bet aš tai galvoju, ne, taip turi būti. Turi būti vis tiek tiesiai, tvarkingai, iš abiejų pusių vienodai stabdyti. Stebulės kažkokie no-name, bet pagal formą matau, kad čia bus iš tų arba formula, arba promaksai. Paprasti su beriamais šatukais, jokių čia pramoninių guolių čia jokių nebus. Ir gal aš nuimsiu kasetę, aš turiu įtarimo, kad čia ta stebulė, kuri konstrukciškai taip kvailai padaryta, ten blogai kontruojasi konusas ir ten jį tiesiog reikia su stipriu loktaitu prišaudyti, kad neatsileidinėtų, nes iš vienos pusės mes galim reguliuoti, o iš kitos pusės iš disko visada, ne iš disko, iš kasetės, visada arba atsiveržinėja, atsileidžia ir pradeda atsiveržinėti, užsiveržinėti, tai negerai, pareina guoliai greitai, tai nuimsiu, žiūrėsim, tvarkysim greičiausiai, dengsim vašku. Pagal grandinę matau, kad čia 9 pavarų. Taip, nepigiausia, Silver Grey modelis, dar būna grinai Grey, tai ten ta grandinė jinai tiesiog rudyjanti, šita, sakykime, geriau apsaugota nuo rudyjimo. Miniklio velnas paprastas kvadratinis, tarnauja jie, čia nieko tokio blogo nėra, bet švaistikliai, visas blokas čia jau neardomas, presuojami, tai taip jisai nebrangus, čia nepigiausias ir tai jau bus gerai. Tie, kur pigesni, koks ten modelis, turniai ar neturniai, Y301, man atrodo. Tai ten ir minasi, ir tiesiog šlikščiai veikia man. Anksčiau užsakinėdavau klientam keisti, bet jau šiais metais jau nebeužsakinėjau visai ir tiesiog žmonėm siūlau normalesnį ten bent jau kaip šitą dėti, tai čia gal M311 gal koks nors, 371, va, normalus veikiantis. Su tiesiom žvaigždėm. Jo, buvo pasipuolę, kad žvaigždės tiesios, bet perjungimo metu ar tai grandinė papuola žmonėm, ar tai kas kažkur tai ne taip ir susilenkia žvaigždė ant naujų švaistiklių. Tai va, tai ratlankiai panašu, kad tokie patys, kaip ir ant brangesnio modelio. Padangos Kenda, booster, bet su rudu šonu, ten irgi booster ant brangesnio modelio, bet čia tas rudas šonas visą dizainą, man atrodo, truputį mums pakoreguoja dviračio. Balnelis toks pat, vairas toks pat, rankenėlės tokios pačios, tai pavarų sistema, stabdžiai, stebulės. Realiai tai čia visai kitas dviratis, net rėmas juk netoks pat. Išoriškai jis gali būti šiek tiek mums panašus, bet išorinis trosavimas visas, į vidų nieko nesudėta. Jo, čia kitas dviratis, tik tais Scott užrašas. Gerai, žiūrim, ką turim. Man atrodo, abu dviračiai tokie kaip ir minusą turi. 3 pavarų sistema priekyje. Nežinau, kam reikalinga realiai.
didžiausias diapazonas. Jeigu važinėjat paprastai, tai tiesiog didinam kasetę ir čia paliekam 2 žvaigždės ir kelionėm užtenka. Ypatingai susiduria su sunkumais, nepykit moteris, nes jom labai čia sunku suprasti, kaip čia jos veikia ir ką reikia su jom daryti ir kodėl jos čia iš vis reikalingos. Tai tiesiog persijungia ant 2 žvaigždės ir naudoja tas pavaras ir neišnaudoja nei didžiosios, nei mažosios. Ir neužtenka to diapazono, kuris yra čia ir į kokį kalniuką ten jau kitą kartą matau mina. Taip lėtas toksai kadensas vargsta, bet nepersijungs į mažesnę, nes čia tiesiog tu perjungi į mažesnę, didžiulis toksai dropas būna ir labai staigiai įmint pradedi. Tai turi tą suprasti, žinoti ir perjungiant priekį į mažesnę, čia irgi turi pavarą pasikeisti, kad nebūtų to didžiulio dropo. Kai į įkalnę jau ant apkrovos, yra ką veikti iš tikro persijungti. Tai būtų fainiau, kad jau visi gamintojai, ypač hibridinių dviračių, neturistinių, turistiniams ten galbūt reikalinga ten toks diapazonas, bet hibridiniams, tiem visiems paprastiem miesto dviračiam, 2 pavaros maksimum. Nereikia čia tų 3, bet 3, aišku, klasika. Pagaminti tai yra pigų, nes jau senai yra gaminami ir tie modeliai metų iš metų jie nesikeičia. Tiesiog mass productionas tai jisai pigesnis. Ir detalės, tokia maža kasetė, jinai tiesiog pigiau ir gamintojai pigiau yra sumontuoti tokią pavarų sistemą, sutaupyti ir vieni pliusai. Iš gamintojo perspektyvos tai čia jo vieni pliusai, bet vartotojui tai sudėtinga. Ir stabdžių diskai Tektro, jie yra tiesiog minkštesni už Shimano metalas. Tai labai lengvai lankstosi ir čia ta stebulė, kur yra konstrukciškai atsileidžianti, tai ardysiu, tvarkysiu ir Jėzus kaip perviršta. Čia nežinau, per savaitę konusų nebebus, jeigu važinėsit. Jeigu pastatysit į kampą dviratį, tai aišku, nieko jam neatsitiks. Reguliuosim. Ir pasakyk tu man, Scott, imi ir problemų nėra. Ne visada, tikrai ne. Kadangi reikės reguliuoti čia šitą guolį, tai dar toksai pastebėjimas. Ir stabdžių diskai su 6 varžtais, ten brangesnis modelis, center lockas buvo, tai ten veržlė, jinai visų pirma neatsileidinėja, dažniausiai yra tekę matyti, kada atsileidžia kažkokiu mistiniu būdu, bet greičiausiai būna nedaviršta. O šitie varžtai, maža to, kad jie 6, tai dar ir paveržinėti reikia visą laiką serviso metu patikrinti. Reziumuojant, tas brangesnis modelis tiesiog daug geresnis. Šito jau aš galbūt pirkimui nelabai rekomenduočiau. Paprastam važinėjimui tinka. Dėl stebulių problemų, tai čia tiesiog jisai, priekinis ratas pasuki, jisai vibruoja. Net sureguliavus guolius, kad jie būtų neperspausti, užveržus spaustuką, kad viskas suktųsi taip, kaip turi suktis, pasuki ratą, jau ten juntama vibracija. Tai greičiausiai tiesiog ir šratukai ten pigus, negreičiausiai taip yra pigus šratukai, kurie neidealiai apvalūs su defektais, pigus konusai, kurie neidealiai apdirbti, ten plius minus, ašis tai lygiai tas pats, guoliavietės lygiai tas pats galioja. Tiesiog juntama vibracija. Šakė neveikia, aš čia pabandžiau jau dar paspaudaliot, nežinau, kažką tai mąstysiu, gal sutepsiu koją silikonu, gal tą gumą šiek tiek atgaivins, gal netaip kipsinai stipriai. Pavarų sistema net reguliuojasi sunkiai, kada reguliuoji normalų dviratį ir po to su pigesnė sistema, iškart su reguliavimu būna kažkokie tai niuansai. Nėra tikslumo, nėra to
greito perjungimo, nėra žemesnių pavarų, bando jisai čia per 2 žvaigždės šokti, į viršų jungia, liktai per daug jisai jungia, pavarų auselė patikrinta lygį, viskas tvarkoja. Nu, vat, yra kažkas tai tokių netikslumų, ar tai perjungęs, jisai čia, nors šitas Altusas, jisai šiuolaikinis Altusas, korpusas jo yra plastikinis, bet jisai bent jau ne visai toks, kaip ten turniai koks nors modelis, tai nu, ir priekinis perjungęs irgi lygiai taip pat jisai kartu dirbdamas kartu su šituo bloku, kuris ten neidealus, tai paspaudi, nori numest, kažkoks tai uždelsimas, tada numeta, nėra tokio smūgiavimo greito, tuk, ir kad tau ir užmeta, ir numeta. Tai va, paprastam važinėjimui čia per akis šito dviračio, kažkokių tai kliurkų čia nebuvo ten techninių sprendimų, čia tiesiog pigus elementai, kurie, jeigu jūs planuojat važinėt kiekvieną dieną, pavyzdžiui, naudot kaip darbinį, ten, nežinau, mėgstat kilometrus vynioti, tai gal čia ne tas variantas. Čia va kartais smagiem pasivažinėjimam į parką, kažkur išvažiavimui, Klaipėda Nida, va kartais va per atostogas išvažiuoti, jo, tinka. Norėjau šituos trosus pertrasuoti, kad nesitrintų į šakę, į rėmą, nesigauna. Čia yra tvirtinimas tik šitoj vietoj ir jeigu mes apkeičiam pusėm, tai tada turi kryžiuoti po čia šitoj vietoje, po šito vamzdžių, bet per vidurį ten hidrolinija eina stabdžių. Tai negali net kryžiuoti, nieko iš vis negali koreguoti. Ten apačioje yra dedikuoti trosų išvedimai, tai tu kažką čia neapkeisi. Gali ten susimastyti, gal kažkokius čia perdarimus daryti, kažkokius adaptorius montuoti, bet čia jau, manau, visai kita istorija. Net nežinau, šitoje vietoje. Nu, trinsis yra kaip yra, trinsis tiesiog su laiku tą pratrinimą pastebėsim ir nežinau. Paliksiu aš tokio ilgio čia šarvo, kad jisai trintųsi gal labiau į šakę. Šakė čia pigi, tai mes jai nepakenksim. Jeigu trumpinsim, tai pradės liesti rėmą, tai ant rėmo bus žymės, tai jau netaip bus malonu. Šakė tiek to. Tokia šakė, ratai tvarkingi. Va, skotas. Kiek skotų surinkinėjau, va ir šitas neišimtis buvo. Ratai tiesus. Vos vienas kitas tipinas ten reikia pakoreguoti, bet iš esmės jų galima ir netikrinti tikriausiai. Su jais viskas gerai. Dažniausiai. Taip. Kaip ir viskas. Tai va, mano tokie pasvaičiojimai, pamąstymai apie skotą. Kiek čia pas mus gavosi? 3 surinkimai. Ir visi buvo plius minus, skiriasi tik tais, viskas skiriasi, bet surinkti ir panašiai. Neturiu ką daugiau pasakyti. Taip kad, ate. Pala, ne taip greitai. Turiu aš ką pridurti. Man asmeniškai, man dviratis turi būti gražus. Jeigu jisai man gražus, aš su juo važinėsiu. Jeigu jis man nepatinka, nu tai kaip tu priversi žmogų ant jo sėstis. Kažkaip pamirštam kitą kartą tokį, atrodo, smulkę detalę, bet labai svarbią. Turi būti gražus dviratis. Jeigu jisai jums gražus, tada žiūrim komponentus ir važiuojam. Jeigu jis negražus, tai koks skirtumas, kokie ten tie komponentai. Gali būti ir patys ten geriausi. Jeigu jis jums nepatinka,
ten ir geometrija jo, negražu, vat negražu. Kam? Tiesiog nepirkam tokio. Dabar tikrai viskas